kūrėjai, teatralai, žmonės, bičiuliai, draugai, mokytojai, mokiniai. Visa tai ir dar daugybė kitų epitetų telpa į tuos paprastus vardus, Vitelis ir Galina, į tuos žmonės, be kurių dabar mūsų anykščiai tikrai nebe tokie. Ir nerandi telefone žinutės nuo Vitelio. Ir daugelis kitų progų, kai žinai, kad bet kada galėdavai paskambinti, ar reikia kokius aktorius surasti, ar reikia kokį filmavimą suorganizuoti, ar reikia tiesiog kažkokį filmą greitai susirasti internete ir kopiją pasigaminti. Ir tada taip atrodė tai normalu, taip savaime suprantama. Paskui kažkaip, kai permąstai, supranti, kad taip, tai yra labai normalu. Bet deja, tai gana retas žmogaus bruožas atsiliepti, besąlygiškai padėti, geranoriškai. Tai buvo tokia labai paprasta, labai aiški bičiulystė. Sėdžiu ant kranto, dieną skaičiuoju, žiūriu į vandenį arba galvoju. Laukiu aš vasaros laiško, arba klausausi, kaip sielos vaikšto. Laukiu aš vasaros arba bent laiško, arba klausausi, kaip sielos vaikšto. Tai buvo, galima sakyti, Lietuvos Oskarų aukso paukštės įteikimas. Ir po jo, kai mes atvaidinom užkulisiuose, jis pasakė man: na, seni, pagaliau mes ją sugavome. Tai buvo jo paskutiniai žodžiai, kuriuos aš prisiminsiu ilgai. Šį laišką parašiau Viteliui ir Galiai, nes nebeturiu galimybę su jais bendrauti gyvai. Šį laišką parašiau savo, nes noriu jau paleisti mirusius. Ir šį laišką parašiau jums, tiems, kam Vitelis buvo artimas. Galite muziką išleisti Ramiai numirti yra didelė Dievo malonė. Kada pažįsti tiesą, belieka išeiti. Brangus mano draugė, tai buvo juodžiausia diena, pati graudžiausia, beviltiškiausia, pati liūdniausia. Lydėjau tave ir tavo mylimąją į pačią ilgiausią ir beprasmiškiausią kelionę. Prieš paskutinę mūsų kelionę kartu. Pilkuose laukuose tirpo sniegas, atskridę paukščiai nerimastingai ieškojo šilumos. Visa, kas gyva, ilgesingai laukia gaivalingos pavasario šventės. Tąsyk visi vėlavo, tik jūs kažkur skubėjote. Ir ėjau Vokiečių gatve ir pamačiau Vitelį sėdintį su matytais režisieriais, žinomais aktoriais, Vokiečių gatvėje, besijuokinti, kalbantį. Ir pagalvojau, koks didis ir koks paprastas žmogus. Ir pagalvojau, kad va tokiu žmogum ir aš norėčiau gauti. Ir tuo keliu kasdieną stengiuosi eiti. Galina, atsimenu tokį epizodą iš savo
mokykloje renginių, buvo režisierė ir visą laiką su šypsena kažkaip prisimenu tos momentus, kai ta paaugliška dvasia, tas noras pasipriešinti, tekdavo susiginčyti kūrybiniais klausimais su Galina. Ir visą laiką moteris sugebėdavo padaryti taip, kad tu nepajausdavai, bet tos tavo spyglius aplaudo ir vis tiek viskas išeina tokiam taikoj ir geram rezultate. Ir tai suvoki tik pasibaigus renginį, nusišypsi ir galvoji. Iš tikrųjų, didūs žmonės, kuriem nebuvo reikalinga pompastika ir žmonės, kurie gyvena savo idėją. Ištirpsta sniegas, saulė šilumoj, atbunda gėlės. Jaučiu, kaip plaka širdis karštai, neglosto vėjas. Ir karštą ašarą ant savo skruostų aš pajuntu vėl, bet jam užuosto atklydęs vėjas, bet ne tavo, kaip švelnios rankos. Ir Galina prasitarė, kad jai dabar yra šioks toks sunkus periodas, kai trūksta kūrybinių idėjų, kai pasibaigė ir mūsų miuziklas, pasibaigė ir roko opera. Ir tą kartą mes jai prižadėjom, kad kai kitą kartą apsilankysim pas ją, mes ateisim su nauja idėja ir sukursim kažką vėl bendro. Jie spindėjo visose šventėse. Jie kūrė spektaklius su vaikais ir mokytojais. Jie darė įvairiausius festivalius. Ir jų švytėjimas skaidrino ne tik šventės, bet ir mūsų kiekvieną kasdienybę. Žinomas buvo jis jau gana senai ir prieš tai, ir ne tik Anykščių krašte, ir toliau Pamary, ir Vilnius, ir Kaunas dažnai būdavo paskambina ir prašo pakviesti į programą tokį blindą. Kviesdavom, kartais su visa plėšikų gauja, kartais su geru draugu Ginteliu. Labai mėgdavo padainuoti, pagroti, pamuzikuoti, tiesiog pamokyti mano svečius ir oirą pašokti, ar tautinių kažkokių žaidimų. Kartais vakaruškas padarydavo tokias, kad sienos būdavo šlapios. Ir kai grįždavo tie žmonės kitą kartą po metų, po kitų, užeidavo į sodybą, jie būtinai tą prisimindavo. Iš tikrųjų, man tai buvo savotiškas net reitingo pakėlimas turėti tokį kolegą. Kodėl tai būna šiame pasaulyje? Mes su Vitaliu persirengėm į tautinį kostiumą ir turėjome lėkti į hipodromą, kur netrukus turėjome sėsti į važelį ir vykti į atidarymo ceremoniją. Ir staiga aš pamačiau, kaip atsirišo mano batų raištelis, aš žinoma pasilenkiau jį užsirišti ir pajutau, kaip mano tautinės liemenės užsegimas tiesiog trūko. Trūko visiškai, nepataisomai ir galutinai. Aišku, man kaip moteriai tai buvo visiška pasaulio pabaiga. Vitelis į mane pasižiūrėjęs tarstelėjo. Nu, moč,
pasitaisei po žiemos ir net nepajautei, kad liemenė susitraukė. Vitelis, sakau, ką daryti? Nu reikėjo, sako, tau lenktis, nugi būčiau pats užryšęs. Ir aš pilnai žinau, kad jis būtų tai padaręs. Ir aš reikiu Viteliui, bet aš be tautinės liemenės negaliu eiti. Tada jisai greitai mane ramina ir sako, ir siūlo tokią išeitį. Žinai ką, lekiam pas vadovę Jūratę Uselienę ir paimam iš jo šokėjų kokią vieną liemenę, tegul paskolina, vienu žodžiu, tu apsivelki ir mes tada jau viskas tvarkuoja. Mes lekiam pas vadovę Jūratę ir staiga išsakom visą bėdą ir vadovės Jūratės verdiktas, kaip visada, man visiškai negailestingas. Jinai pasako, juokaujat? Pas mane jaunimas, visi kaip nendris, o čia tokie gabaritai. Nu, aš tikrai tada pasijaučiau visiškai prastai ir tada sulemenau, Vitelį, reikia siūlo. Jisai sako, tu ką, siūlas čia jau nebepadės. Ir staiga jisai neria prie mašinų, kurios žmonės buvo atvykę nuo savo mašinom ir jos netoliese stovėjo. Ir aš matau, kaip jis nardo tarp tų mašinų, atsidaro vienos durelės, kažkokia atsidaro kitos mašinos bagažinė. Ir jisai man rėkia, ateik, aš bėgu pas jį, visa strese. Ir pribėgus matau, jo rankose didžiulė agata. O agatoj, nepatikėsit, įvertas žvejybinis valas. Būdavo, skambina dieną, ką veiki? Nu, dirbu. Ar turi valandą man laiko? Nu, tą laiką turiu. Tai važiuojam plėšikaut, pasimk šautą valandą. Primu šautą, išvažiuoju, 4 valandas darbininko objekte laukia, medžiagų nėra, aš plėšikau. Aš užlipu ant scenos, pagrindinis akcentas, didžiai žino, kad dabar bus pats finalas, sustatau visus ponus ratu, ten eina šampanas, kurio butelis kainuoja apie 100-200 litų, viską pripilsto ir aš taip pakylėtai sakau, o dabar kviečiu visus šios garbingos moters garbiai sugiedoti tokį mėgstamą lietuvių himną, kuris pasmerks ją gražiam, ilgam ir prasmingam. Kol aš kalbu, aš girdžiu, kad už nugaros toks burzėm, atsisuku, žiūriu, Vitelis su savo visais plėšikais man už nugaros rikiuosi. Galvoju, va, draugas, žino, kad aš neturiu klausos, padės man sugiedoti ilgiausių metų, nes fonogramą tai per skeista. Ir jie taip atsistoja, sakau, taigi, iškeliam taures ir staiga už nugaros, bet taip karštai ir taip nuoširdžiai pasigirsta. Ten, kur teka upė Nilas, ten gyvena krokodilas, išsižioja ir nukando negrui koją. Jums reikėjo pamatyti šitų ponų vaizdus. Jie visi žiūrėjo į mane, aš žiūrėjau į juos, bet jie taip nuoširdžiai, didžėjus buvo sustingęs su pirštu paspausti, tą fonogramą ir toks stop kadras ir va taip. Visi tyloje klausėm tos linksmos dainos, kai jinai baigėsi, o man širdis, atrodo, visi mato plakas ir sakau, taigi, jūs girdėjote nuostabią dainą, kurioje yra pasakyta, ko mes jums nelinkime niekados. Nevažiuokit į Afriką, nesusitikit krokodilų ir dabar dainuosim ilgiausių metų. Pasibėginu, lipau aš į atlapus, klausyk, sakau, nesakysiu visų žodžių, ką sakiau. Sakau, tu Tarzanai, ar tu supranti, kam tu tokią dainą davai? Sako, tu žinai, man jos nukis nepatiko. Vitelis mano organizuojamų renginių ir švenčių vedėjas, tai Kapelų šventės gaita, pastovus vedėjas, folkloro šventės, kurie anksčiau vykdavo Padainuokime suėję, vedėjas, o Galinos folkloro teatras, Žagnys, tai buvo
turbūt pats nuostabiausiais, kiek aš čia gyvenu Anykščiuose, Anykščių krašte virš 40 metų, tokio vaikų kolektyvo, kuris taip gražiai pristatytų aukštaitišką folklorą, Anykščiai tikrai neturėjo.